237 žmonėm. Visiems to reikia. Nu, bet Ne visiems. Tai ligoniam gal ir nereikia. Bet esmė, normaliems žmonėms visiems to reikia. O tu tik apie seksą. Papyskit mane. Tau turi vaikas būti pirmoji vietoje, nes... O prie ko čia dabar tas vaikas? Ne, bet turim tai ir tu... Nes Tu kom čia susiję? Su tuo pačiu, ta prasme, kad tu kiekvieną dieną, tu tik vieną dalyką šneki apie seksą, daugiau nieko. Tau turi būti ne seksas, tau turi būti tavo vaikas pirmoji vietoj, o tau vien tik seksas. Nu, blink, Kristina, nu rimtai saugus moteris, smegenų jau turėtum biškį turėti, nu, ta prasme, aš negaliu tau būti nedavęs pizdį. Nu, ta prasme, tau tik seksas daugiau nieko gyvenime nerūpia. Tau turi tavo vaikas rūpėti, eik stenkis dėl vaiko, kažką daryk, eik pradėk dirbti, išsinuomok kažkokį būtą. Pradėk normalų gyvenimą gyventi, o ne čianais tik to, kad daryti ir viešbutį gyventi. Nu, tu biškai smegenį pakrūtink, o ne savo putę. Tu rimtai galvoji, negalvau savo pizdą, atsiprašant. Nu, ta prasme, tau turi būti pirmoji vietoj, nesupistas seksas. Tau vaikas, Kristina, turi būti. Aš pats auginu savo brolį, man yra gyvenime svarbiausias dalykas, tik mano brolis. O tu šneki tik apie aną galą, daugiau nieko, gėda. Triublė, šlikštų realiai, Kristina, blin. Eik pradėk dirbti, eik išsinuomok būtą ir atgausi vaiką, jeigu tu normaliai atsistosi ant kojų.